Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Šiandien Gavom prašmatnius apartamentus su baseinu. rugpjūčio 13 trečiadienis. Jau Laimutė baigė virti pusryčius. Šiandien valgysim makaronų su konserva. Ir dar gal vaisių valgysim, ar ne? Na, vieną agurką turim. O šiandien valgyti turim sočiai. Ir daug. Ką? Daug duonos turim. Daug duonos turim, gerai. Bandelės liko nuo pietų. Įsimiegojom puikiai. Viskas labai gerai. Pavalgysim, susimatuosim ir primint, kiek dabar valandų turim. 6:37. 6:37. Nenorim garsiai šnekėti, nes kaimynai dar miega. Čia konkrečiai kada. Merkim duoną į sriubą. Vienu žodžiu, 3 viename. Makaronai, mėsa ir duona. Jeigu matysite, kryptuvą, kad susveikintų, jeigu ne, tai... Be kelių minučių 8, kiek čia? 8, jo. 8 beveik. Išvažiuojam iš stovyklos ir stumsimės toliau. Dabar čia reikia atsargiai pralysti. Jau čia atsargiai per tą vietą dagių gali būti. Kur tu jį matai? Nu, po pačių dviračių nedagys. Ai, va, šitą. Velnis gali blogai baigtis. Nusistūmėm kilometrą ir nuo kalniukė. Aukštis 1, 2, 3, 7 metrų. Visai gerai. Nu, tai nuo kalnę važiuojam. Na, Laimutė sušilo. Sušilau, karštis pila ir viskas. Aišku, čia jau vaizdai nėra tokie įspūdingi, pro medžius nesimato. Nu, kai pasižiūri iš šono, tai yra įspūdis. Vėsu, nes vėsiai į pakalnę. Slėnis. Gražus vaizdas. Durniau to, tai yra silų. Gražu žiūrėti. O, vukės. Slėnis. Ojei, kokia banda. Leistis gražu. Avys gražu. Kelias platus. Mašinų palyginti nedaug. Tai viskas labai gerai. Bet taip, šalta. 7 Stosiu kilometrus apsirengdžinau. leidomės. Bet jeigu dabar reikia 7 stumtis, tai nebus Aš labai stoju apsirengt. Man šalta, žinok. Va, vanduo gal. Yra vandens. Yra? Ar bėga? Bėga, ar nematai? Matau, bet labai silpnai. Tai prie šiukšliadėžių gal dviratį pasistato. Aha. Pažiūrėsiu, ar yra vandens. Jo, bėga čia toks silpnai, bet pažiūrėsim, ar yra vandens ar nėra. Ir pabandysim, kas vandens, tai jau mes ten tos kokybės nelabai ir žiūrim. Džiaugiamės, kad gaunam, nes šiandien jau 5. Yra, bet bus sunku turbūt pasemt. Geras vanduo. Išpilsiu šitą, Aha. pripilsiu šiltesnį. Nu, aišku, griekas išpilt, bet tai ką darysi? Ne, tai čia dabar šalto prisipilsiu. Gerai, tai kiek mes turim? Mes turim 4-5 butiliukus dabar tuščius. Aišku. Nu kaip, gerai, liuks. Poilsis po ilgų nusileidimų. Prie kiekvieno šaltinėlio vis čia kažkas užrašyta, prastai kažkas tokio religiško. Nu, čia metai užrašyta, neskaitysim, sunku kai skaityti. Ir beveik prie kiekvieno šaltinėlio, nors jis ir šventas, nori parodyti, va, kokios šiukšlės mėtos. Nors visai šalia 2 šiukšliadėžės stovi didžiulės. Mes dviračius atrėmėm
Jo. O mes savo, vat, gerai, kad prisiminiau, turim šiukšlių, einu ir išmesiu į šiukšliadėžes. Mes savo šiukšlės vežamės. Išmetam į šiukšliadėžes, kai Taip, bet nemetam pakely, nepaliekam. Ne, nu tai absurdas būtų. O koks laužynas priekį. Laužynas. Nu čia gyvenama, bet tik tai nėra kaimukų, tik atskiri namai. O jau kažkoks toli bokštas matosi. Kaminas. Gal jau horizonte plevlyje, ką gali žinot. 20 km nuvažiavom, tai dar apie 10. Apie 10, bet žinai, kai čia žiūri, tai tas 10 tai atrodo labai jau arti. Gerai, da kelias geras, reikia džiaugtis, oi. Da čia Mini, kažkas mini. priemiestis kažkoks. Mini market. Aha. Mes prisipirkę. Neisi, mums nereikia. Bet o taip įdomiai padaryta. Pačiam Plevlyje Aha, apžiūrėsim. Plevlijoje jo. Plevlyje galų gale. Dobro došli. Grad Plevlyje. Tai kiek mes čia 25 km nuo stovyklos nuvažiavom ir žadant čia imt atostogų dieną. Šiluminė elektrinė reik manyti. Kaminas iki dangaus. Aišku, dar iki pačio miesto, tai dar reiks turbūt pamint kokius 5 km. Sorry, centru. Centar, pravo. Visos gatvės išgriautos. Taip, viskas išgriautas. O ten kažkokia bus gatvė didesnė, tai gal ten paskui kaip Tai pravažiuosim. gal jau išvažiuosim kažkur. Čia tai tik statybos. Čia matai, Ai, vienos kanalizacijos ties vandentiekį eismas. veda dar tik tai žmonėm. Sunkiai randam centrą. Matau, kur centras. Jau Reikėjo matai? anai gatvelę važiuoti. Na tai ką, čia tikriausiai centras. Tai čia tas minaretas, kur tu sakei, kad aukščiausias Balkanuose. Antras, man atrodo, pagal aukštį Balkanuose. Bijau pasakyti, paskaitysiu užrašuose, tada pasakysiu tiksliai. Tai kažkokia maloni muzika. Tai čia va fontanas. Nu jo, čia centras. Bokšto laikrodis. Bokštas. Va, čia tikrai. Vaikinai groja. Čia gal statom. Tas vaikinukas tai labai fainai groja. O, 11. 11, tai mes anksti atvažiavom. Einu net pažiūrėk. paklausiu, ar turi SIM kortelį. Dėl visakų. Hi. Have you SIM card? Internet. Za koliko dana? 15 dana ili 30 dana? Duomenų turbūt klausė kokių Nu, tai nori. aš nesuprantu. Tegu Parodys gal. 20 eura 30 dana Ai, Dana dienos. i 15 eura 15 dana. Yeah, okay, thank you. No. Gal kokių kavinėje atsisėsim, kokį ledą suvalgysime, ir Galim, važiuosim galim. toliau pasižiūrėsim. Nu tai va, čia tas centras visas ir yra. Nu, gerai, praeina. Į tą makalinę sėstis taip nesinori. Tai nesėsiu šitą makalinę, galim čia ir saulė, galim susiieškoti, kur ne saulė. Pažiūrėjom į kalbę, atsisėdom, sakėm, suvalgysim po ledą karštį. Bet panašu, kad ledų nėra jų asortimente. Tai einam, jeigu ledų nėra, tai ką. Hello. How much for one night, 2 person? 61 euro, one night without breakfast. Without breakfast. Without. With breakfast, 71. Without breakfast.
Ar su pusryčiais? Without breakfast 61. 61. Yes. 61. Nu. For two person? For 2 person, 71. Yes. Yra 2 persikai, aš tada savo nusiperku daug. Čia karamelė, čia su baltu, Šampieniškas bus turbūt. čia su šokoladu ir su mėlynu. Yra tų kefyriukų, ne? Yra tų kefyrų manau. Tos dešrelės tai nelabai patraukliai, jos tokios visos rūkytos atrodo. Dar vienas minaretas, paskui dar Dar toliau vienas kitas. minaretas. Aha, o Einam dabar ieškoti kitų viešbučių. Nu, Plevlyje viešbutį, Ambiskį. Nu, 61 euras. Bet radom čia kitą viešbutį toliau nuo centro. Pažiūrėsim, kas jame, tai čia pusė kilometro mums paėjėti. Hotel Gold. O dar šalia yra, koks ten, sakiau, faraon. Faraon. Susiradom viešbutį. Yra mašina. Pasirink davė iš 2 kambarių. Vienas 30, o kitas su baseinu 40. Nu, tai laimės paėmė su baseinu. 2 kambariai, ten apartamentai, baseinas 40 eurų. Čia dabar važiuojam ten. Dviračius užrakins garaže, duos raktą. Moteris rusiškai daugiau mažiau supranta, nes angliškai nei bumbum. Dukra vertė, bet kad pasakėm, kad galim kalbėtis rusiškai, tai tada jau dukrą nušalinu nuo aiškinimų ir kalbėjau pati. Šio vakaro, šios dienos pusdienių mūsų apartamentai. Valgomasis ir virtuvukė. O čia yra tualetas ir vonia, kur čia šviesa užsidega. O ne vonia, dušas. Dušas. Viskas čia labai puiku. O štai ten yra kitas kambarys. Sėdi pavargusi ponia. Laukiu, kada galėsiu eiti maudytis. Tai eik, nieks neuždraudžia. Va, yra balkonas. Va. Čia. Nu, čia ne centras miesto, bet tai tik už 40 eurų. Ir dar yra, paskui parodysim baseinas, kur įsiprausę galėsim eiti pasimaudyti baseinį. Gavom kambarius, kaip pasakius, tokius prašmatnius, šalia dar baseinė maudytis. Šiandien nuvažiavom 32,04 km, todėl kad sustojom anksti. Mes atvažiavom čia apie 11 valandą į šitą Plevliną. Dabar čia jau tik tai 23. Radom apartamentus ir savo iškilaujam. Ir greitis 12,1. Šiandien labai gerai, kad taip kasdien tai būtų puiku. Einam į miestą, trumpinam kelią pavėsiais, kad būtų biskį. Vėsiau. Biskį vėsiau, nes ant saulės tiesiog degina. Neįmanoma būti. Pavėsinę pusę Nu, galima eiti, Galima eiti. bet išeiti ant saulės tai tiesiog savižudybė. Nu. Iškepsi. O va vyrams su šortais galima eiti. Tai priklauso vyram, tai čia koks čia šiaip tai tvarka labai gera. Moteris turi savo vietą. Nėra čia ko vaikščioti trumpom kelnėm. Čia jau nepastebėjau nei merginų nieko, kad ten būtų visai ant petnešėlių ir pusnuogis. Bet trumpindami kelią, taip nuklydom, kad reikėjo klausti kelių į centrą. Ir paėjom tik tai porą žingsnių į šalį, visai nuklydom. Tai moteris čia parodė. Restoranų nesirim. Vestoja taksi net ir ant perėjos. Ar čia kas nors daugiau yra, ar ne? Kafe, desert, voda, džiūs, kaps, nežinau kas tie kaps, tai gėrimai, energy drink, white wine. Nėra, čia nieko nėra. Gerai, einam tada atgal. Aperatyvai, piva, vina, be alkoholinis pičia, toplina picai, viskas irgi. Viskas irgi. Tai netinka, einam tada į Viena restoraną. tą. Tu yra meniu. Meniu, yes. Trečioj kaviniai gal ką nors rasim. Pirmose dviejose nieko nėra. Čia
Bet čia vėjas šiltas, tegul pučia, man tai patinka. Tai kad čia viskas jų kalba, nieko nesuprantu. Visiškai neaišku, kas čia yra. Vis Wi-Fi, tai gal įsiversim. Which language? Which language is here? Serbski, okei. Kozi plievvalski sir. Aš tau išversiu. Kozi ožio sūris. I want svinsko. Свинsko. Okay? Ai, natul šničel с шампиньонами. For me, свинsko. Sezonska salata. A ja miešana salata. Persėdom prie keliukų, ten labai dėdai burvė, atnešė alų ir iš karto čekutį, bet tik už alų. Nu ką geriam. Čia jų turbūt alus 1896 metų. Labai karštą, noriu atsigerti, atsigaivinti. Bet tai čia yra Juodkalnyje, o serbiškai. Serbiškai. Taip, serbų kalba. Bet noriu pažiūrėti, kada jie ateina melsti. Bet turbūt nematysiu. Būtų įdomu nuveikti, pažiūrėti. Taip, va, bet kad... Kviečia maldai iš minaretų. Be žmogaus nematyti, tik per garsiakalbį tikras. Ai, per garsiakalbį gal nelipa. Bet į mečetę nieks neina. Pažiūrėsim, ar rengsis jie. Nu, čia kol kas nematyti. O mes laukiam savo pietų, ar kas čia pas mus bus. Nu, Atnešė salotos, nu. miksas, Laima užsakė, o čia žalios sezoninės salotos. Laima geriau pataikė. Tai aš galiu... Jos šnicelis su baravykų padažu, mano šnicelis Oho, be baravykų padažo. kažką labai skanaus su sūriu atnešė. Nu, žiūrėsim, čia šiaip ir atnešė daug duonos. Duonokę pasiėmsim. Mėsa labai nebloga, sakyčiau, minkšta. Padažas labai geras, nežinau kaip tavo su grybais tas Man geras. tai geras. Mano ir geras padažas ir minkšta mėsa. Tikrai. Bet porcijos reikia pastebėti, čia didelis. Mm. Ne, jeigu dar būtų buvusi sriuba, tai vėl būtum sakęs, kad nežinau, ar suvalgysiu. Paimsiu šitų salotų. Imkim. Ano salotos, taip žinai, tiesiog salotos ir svogūnai, nelabai. Egliukas kaip visada, biskį rūgtelėjęs, bet man patinka. €16. Tai sakyčiau, visai nėra brangu, kad už tokį patiklą, o ne. Gaila, kad mano tuščia, Da, manau yra. Raimutė baigė ir labai skanu buvo, iš tikrųjų labai skanu. Nieko nepasakys, man šiek tiek gal aštroka, bet jau čia vis tiek pietiečiai, bet labai skanu, nieko negali prikišti. Ne. Duonukę pasiimsim. Jo. Kiek čia dabar, už kiek čia mes pavalgėm, čia nėra taip jau pigu. Netepte. Už visą užalų 4,40, už 20 eurų. Oi, palauk, 16 ir 4,40. Tai 20,40. Tai žinai, Po 10 eurų. po 10 eurų tai nebrangiai, sakykime. Po tokį gabalą mėsos nekepta Manau, mėsa, o jinai kažkokia virta. Lietuvoje šitos gabalas mėsos tikrai kainuotų brangiau. Taip, bet šiaip viskas visai gerai. Kai kur valgėm tenai Bosnijoje, tai atnešė tam mėsai, tos dešrelės buvo labai labai sausa. Ir tos fry bulvytės tiesiog Bet springdavo. paprašym salotų, tai pomidorų bliūdą. Nu, paprašėm salotų, atvarė bliūdą pomidorų.
tai tada visai kitaip. Nu tai ką, pabaigiam valgyti, susimokėsim, tikriausiai kortelę jums, tikėkimės. Manau, kad jums. Ir eisim savo ilsėtis. Va, Jėzus Nu, privalgė. va, valgėm. Kiek dabar po 5 biskutės? Po 5,17. Nu, 5,17. Ir dabar čia žiūrim jau prie šitų staliukų ateina. Prekybininkai kažką diskusijams. Nu, Žinai, jau karštis pats praėjo. Suprant, jo, dabar nuo 5. Va, matai, prie staliukų turi savo staliuką. Eisi žiūrėti, ko čia prekiaujama? Einu pažiūrėsiu. Nieko čia. Žinau, bet nepirksiu aš jų, bet apie įdomų. A, čia kažkokie. Plasmasiukai. Kosmasiukais įvairiais. Nu, va, nusiimsim persikų, slyvų. Slyvų aš ir labai noriu. Aš labai noriu visokių vaisių. Tu žiūriu, čia tu dabar atsigauni po tų visų nevalgymų, kai ilgą laiką nevalgėjai. Tai valgiau, bet vienu tarpu čia jau dabar vakinas. Tai visai Tai nelabai turėjom. Sugrįžom į savo apartamentus ir eisim ilsėtis. Gražu, bet varyti į kalną 34 kilometrus nepajėgiu.